Noriu pažiūrėti į kitas. Nes nemėgstu, kad žmogus vien tik gerai apie save galvoja. Turiu galvoti apie kitas irgi gerai. Manau, tikrai pasigailėsi. Ne. Ką darysi, toks gyvenimas? Esu gražiausia, save, taip iškėlė. Dėl to man tas ir nepatinka, dėl to ir iškitavau. Na, manau, vaikinas tikrai nėra vertas manęs nei gražus, nei dantis balti, spėju, nei mašinos neturi, sportinės. Šiaip jinai simpatiška, bet nepatinka, kad geria save žmogus. Egidijus nepatikėjo klastingomis Tomos pagiromis, todėl pasakė jai kitą. Manau, vaikinas tikrai šiaip savo, aš tikrai verta geresnė. Taigi, kita eina Renata. Forsai užknisa juodai. Renata, 18 metų, pravardė Skruzdėliukas. Plaukų spalvą keičia kaip kojinės. Juokiasi iš kiekvieno piršto. Sveikutį. Tavo? Šeigis. Aš Renata, malonu. Malonu ir man. Wow. Kas? Tai kaip čia viskas taip? Pasiruošusi didinimą, pavyzdžiui, gyvenimą? Aš. Nu, taip tu. Ne. Kodėl? Todėl, kad man tik 18 metų. O kas? Pats laikas? Ne laikas. 18 metų tikrai ne laikas. O, kiek norėti, pavyzdžiui? 26, 27. Tiek laiko laukti? Taip. Parodyk. Gražus, ne? O tu bamba? Jo, tik nerodyk. O, pavyzdžiui, rimtai, nenorėtų pasmatuoti? Pažiūrėt, kaip atrodysi ateityje ir kaip... Nu, klaikiai atrodysiu. Kodėl? Nu, taip atrodo. Žinok, nepyk. Kita. Iškart reikalu, oi ne. Atrodo, kad nežinau kaip kas. Visų pirma, jis toks klaikus. Kiek metų? 30? Kaip patsankis dar, 13 metų taip elgės. Jis nori rimtų santykių, kaip taip įmanoma. Ne, man netoks. Renata nusprendė, kad ji nuotakos vaidmeniui dar nesubrendusi, todėl Egidijus ištarė negailestingą kitą. O Dieve, koks jis zombiškas. Rimtai, bet jam atrodo tiek daug metų, šiaip gal, kad jam 30 metų. Rimtai, tai va, sėkmės, Enrikai. Aš tikiuosi, kad jis man parodys, kad tai. Enrika, 19 metų, lažybų specialistė, moka išriesti rankos pirštus. Vaikinas turėtų mintinai žinoti pasaulio enciklopediją. Sveikutį. Aš Egis. Enrika. Malonu. Ką galvoji apie vestuvės? Ta prasme, kaip apie šventę? Nu ne, apie gyvenimą. Nu, Tai jeigu myli vyrą, tai ženytis reikia. Reikia? Taip? O ar svajoju apie tai? Kada nors, tai tikrai svajoju. Gal ir greitų laikų, nežinau. O norėtai, pavyzdžiui, užsidėti suknelę, pažiūrėti, kaip atrodysi. Tikriausiai turėjau tobuliausią pasimatymą. Bent jau man, pavyzdžiui, tobuliausi pasimatymai tai yra, kurie baigėsi nuostabių bučių. Su gražiu vaikinu. Man tai atrodo, kad tobulas jau pasimatymas, kai pasimatymą ateina tobulas vaikinas. Wow. Nu ir kaip tau? Man tai gražu, kaip tau. Irgi fantastiškai atrodo šitai. Tikrai? Aha. Tai manai, ar tiksim vis kitam kartu? Altoriaus. Kaip ir gerai atrodo. Gražiai. Na, gal ir nepyktų. Dar atsiklausimą reikia? Atsiklausti? Reikėtų, aišku. Dar užėt leidimų. Rankos reikia. Ar varom tiesiai sakant, bet jau be nieko leidimų? Na, gali. Tokia drąsi man, tokia gyvenime tikrai neprapuls, tokia šaunuolė atrodo mergaitė. Jinai jam ragučius aplaužys tikrai. Tai šiaip ko užsiminėjai tik? Dabar šiuo metu studijuoju ir dirbu. O tu? Studijuoji? Tarptautinį verslą. Oho. Taip, verslininkė būsiu. Verslininkė? Taip. Ir gal vyrų ieškau verslininkų? Panašiai. Panašiai? Taip. Tai būtų verslininkas, viskas. Kam tu užsiimi? Aš? O to man kaip atrodo. Aš nežinau, tai pasiprašai turbūt šitą progą, kad ženysime. Primaisto. Primaisto? Grėjas gal kokius? Ne. Bet irgi mėgstu vyti. O tai ką darai? Na, šiaip, barmenauju. Šaunuolis. Tai ne prie maisto, prie gėrimų. Nu vis tiek prie maisto išnešu.
nežinau, man tai nepatiko tikrai. Kodėl iškitavo tave? Todėl, kad aš pradėjau klausinėti apie vedybas. Aš savo 18 metų, savo, kodėlgi ne, aš pradėjau tai sakyti. Savo, kada tu įsivaizduoji, sakau, 26 kokių, žinai, kita. Šiaip sakai, norėtų būti kaip verslininkas, ne? Nu, nebūtinai. Nebūtinai? Tik šiaip buvo joko A, forma. šiaip, juoko. Taip. O kas Svarbu, svarbu? kad būtų geras, sąžiningas, teisingas, mane mylėtų, manim rūpintųsi, save prisižiūrėtų. Ir dar eskim drukas, taip, mes davėm mokslus. Ne. Ne? O ką daryti? Dėl ko, vat? Nu, taip, sakom, dėl netyčiukų. Ai, dėl... Tai Nu. nebūna. Dėl sakai, nebūna, Reikia visko būna. planuoti, viską reikia planuoti. Bet jai, drug jai. Tam yra priemonės. Būna ir jos nepadeda. Tai jeigu tau nepadeda, tai negerai tada. Nu, tai ką tada daryti? Kaip į suktą Gidijaus klausimą sureaguos Enrika? Žiūrėkite netrukus. Taip, sakom, dėl netyčiukų. Ai, dėl... Tai Nu. nebūna. Dėl sakai, nebūna, Reikia visko būna. planuoti, viską reikia planuoti. Bet jai, Tam yra drug priemonės. jai. Tam yra priemonės. Būna ir jos nepadeda. Tai jeigu tau nepadeda, tai negerai tada. Nu, tai ką tada daryti? Nu ką, gimdysiu, nu. Vėl biškai per žiauriai pasakiau. Pradėjau kalbėti kaip žudas. Atsiprašau. Blem, visą raudoną dabar jaučiu. Taip, atsiprašau. Ką manoma, kas ten per merginos liko, ką galėjo būti apie jas likusias tenais? Nu ką, tu bloga gal? Nu, nežinau. Taigi, viskas gerai, man nieko netrūksta, nepridėsim, netimsi gal. Nu, pridėsi, atim, nieko nereikia, viskas. Nu. Ne, šiaip Kaip savo simpatiška vietose. panelė, graži, draugiška, bendraujanti. Ką čia dar galiu apie ją pasakyti? Nu, graži, Graži? taip, nu, kaip ir visos. Gražios. Nepyk. Kita. Man nepatinka birė save, kad aš gražesnė, ten taip. Gal pagalvoju, kad pasikels labai. Šiaip labai buvau simpatiška. Nu, jisai žemaičiavo, tu su akcentu kalbėjo. Tai jaučiasi, kad iš kaimo žmogus, nu, kadangi aš esu pati iš vieno didžiausių miestų, tai man reikėtų irgi, manau, atitinkamą vaikiną. Egidijaus nesužavėjo pasikėlusi Enrika, todėl vaikinas nusprendė tęsti būsimų nuotakų apžvalgą. Siaubas. Vienu žodžiu, Jolanta, dabar tavo eilė, taik. Džiaukis, aš toliau čia papasakosiu, kaip kas. Tikiuosi jis nemielas. Jolanta, 18 metų, niekam nežinoma, tačiau poetė, moka susukti cigaretę. Į pasimatymą pasiima alaus butelį. Sveikutį. Sveikas. Aš Jolanta, malonu. O, bent pavardė mano pusseserys. Taip. Jo. Šiaip turiu vieną tokį užduotėlį. Pažiūrėti, ar tu tikrai Lietuvos patriotė.